Labas visiems, čia Evaldas iš Eva Games ir šiandien papasakosiu apie pelę, nors įprastai to nedarau. Ir tai yra bevielė pelė, kažkas naujo mano gyvenime, nes aš visą laiką buvau už pelės su kabeliu ir taip jau nutiko, kad mano pelė jau išėjo iš pensiją ir nusprendžiau, kad reikia išbandyti kažką naujo. Ir tas kažkas naujas yra, žinoma, Gigabyte Aorus M6. Paskutinis modelis buvo M5, tai buvo labai sunki su svoriais pelė, kurios, aišku, gali įsiimti, bet vis tiek tai buvo sunki pelė su kabeliu ir patvarumui jinai nepasižymėdavo taip kaip M3, bet ji buvo pakankamai nebloga ir DPI nustatymai reguliuodavo tiek jautrumą, tiek DPI tuo pačiu. O čia yra bevielė pelė, jinai sveria tik 72 gramus, specifikacijoje 74, bet aš pats svėriau 72 sveria. Tai yra pelė su baterija, nereikia baterijų dėti, pakraunama baterija. Jie teigia 74 valandas išgyvena su ta baterija. Aš pats kiek bandžiau, apie mėnesį jau ją turiu, tai vadinkim, aš taip įvardinčiau kaip 2 paras galbūt labiau. Žinoma, jei egzistuoja tas sleep mechanizmas, gali nustatyti, kada jinai nukeliauja miegoti, nejudinus kažkiek sekundžių, bet aš labai abejoju, ar tai padeda, nes, sakykime, jeigu penktadienį pakrauni, tarkim, per naktį, penktadienį vakare, šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį jau, kaip ir matai, apie 20% liko. Tai galbūt tos 3 paras ir būtų, bet aš taip įvardinčiau labiau 2 paras. Ir jinai yra labai, pasižymi ypatingai specifikacija, kuri ant popieriaus atrodo labai gražiai, tai yra 26 000 DPI, reguliuojama nuo 50 iki 26 000, apie ką vėliau tai pašnekėsiu. Kalibracija paviršiaus, gali įjungti programinę įrangą, kad stumdai per padą ir jinai kalibruoja atseit tavo paviršių ir prie jo labiau prisitaiko. Omron, ar kaip panašiai, tai matysite switchai, tie jungikliai, kurie nėra pigus, mačiau, kad jie taip maždaug apie 8 eurus vienas kainuoja, tai jau vadinkim 2 jungikliai, jau 16 eurus susidaro, aišku, ne už tiek jie perka, jie tikriausiai perka 80 centų, bet vis tiek. Tai vat kaip ir Type-C jungtis, kas šiais laikais yra standartas, gaunate tokį ganėtinai savotiškai keistą, atrodo pigų nušiurusi kabelį, bet jisai ganėtinai durable atrodo, galiu susukti ir panašiai, jis toks medžiaginis ir tikrai atrodo kaip pigus nušiuręs kažkoks batų šniurelis, bet iš tiesų tai yra kabelis, kuris gana patogus ir tai yra bevielė pelė, bet jeigu pajungsite kabelį tiesiai į kompiuterį, jinai veikia kaip nebevielė, veikia kaip paprasta pelė. Ta prasme ne tai, kad jūs kraunate pelę ir per bevielį dirbate, bet jūs realiai galite ištraukti adapterį, jungti per Type-C kabelį ir tai jums bus ne bevielio paprasta pelė, kuri tiesiog veiks nuo kompiuterio. Toks mažytis RGB elementas, kuris, nežinau, ar bevielį pelį labai prideda baterijos tausojimą. Ir 2,4 GHz adapteris pridėtas Type-C, yra perėjimas į Type-A, kas man, viskas ok, jisai aišku tada didelis pasidaro, kaip matote, bet ko pasigėdau, vėlgi, pelė net centus kainuoja, net pačias pigiausias Xiaomi pelės už 11 eurų turi adapterį ir tuo pačiu Bluetooth galimybę, tai yra kažkur mygtukas, įsirinki kaip pairinti ir susipairini Bluetooth arba per adapterį. Ir tai būtų realus pavyzdys, kad jeigu tau šita pelė patinka, tu susipairini su Bluetooth prie nešiojamo kompiuterio, nes nešiojame kompiuterį adapteriai tai yra vienas iš būdų sulaužyti lizdą. Susipairini Bluetooth prie nešiojamo kompiuterio, kad ir to pačio Gigabyte nešiojamo kompiuterio. Ir tuo tarpu tu per adapterį naudoji su savo desktopiniu kompiuteriu. Ir gali ją tiesiog neštis į darbą, grįžęs iš darbo, turėti savo mėgstamą pelę savo po ranka. Deja, mokate kosmosą, bet Bluetooth'o negausite. Tuo tarpu Xiaomi pelė arba Lenovo Go, kuri kainuoja apie 40 eurų, turite tai, o čia to neturite. Aišku, čia dizainas, jie skaito gaming ir vėlgi 2 GHz adapteris ir pats standartas yra greitesnis negu Bluetooth, dėl to vėlgi
Elektra labiau taupo ir greitesnis, aš suprantu, kodėl pasirinko tik šitą variantą, bet turėti optional galimybę, galėjo būti. 2 mygtukai vienoje pusėje, 2 mygtukai kitoje pusėje, visiškai kustomizuojami, galite priskirti mygtukui makro komandas, kad kažką jums paspaudus už klaviatūroje sumaigytų ir panašiai, kas gan įdomu, bet, įdomu vėl ant popieriaus, bet labai retai kada yra iš tiesų naudojama. Kas įdomu, kad programinė įranga, kaip kažkada esu sakęs, gigabyte programinė įranga yra gigabyte programinė įranga. Tas Command Center Aoruso gigabyte kaip ir veikia, pelė atpažįsta, galite RGB keisti, galite mygtukus keisti, galite kalibruoti paviršių pagal savo pelės paviršių ir panašiai, kas nelabai supratau, kuo padeda, nes aš skirtumo nepajutau, bet vėlgi programinė įranga, tarkim DPI, keiti DPI spaudydama šitą mygtuką nuo daugiausiai iki mažiausiai. Įprastai keičiantis DPI, tu jauti šiokį tokį pelės jautrumo padidėjimą, sumažėjimą. Ten pamaigai mygtuką, šiaip pelė pati labai jautri, arba jinai laksto milžinišku greičiu, arba pamaigius mygtuką, tu net nespėjai jos pamatyti, kur jinai atsirado monitoriui. Jinai šiaip beprotiškai jautri ir tada trūksta kantrybė, nueini ir nusistatai 50 dpi, tiek to, tegu būna 50 dpi, ne 26 000 ir niekas nesikeičia. Toks vaizdas, tarsi programinė įranga nesureaguoja, ką tu padarei. Tai reikia omeny, kad programinė įranga yra šlamštas, tikrai nemeluosiu, pati pelė atrodo visai neblogai, dabar grįžkim prie kainos. 82 eurai. Taip, 82 eurai šiais laikais nėra centai. Ir galbūt Lenovo kokia nors Legion pelė už 50-60 eurų bevėlė, turinti Bluetooth'ą ir adapterį, atrodytų kaip konkurentas, bet vėlgi jinai neturi tokių programuojamų dalykų ir nėra tokia lengva. Tai iš esmės kaina nėra didelė, ypač, pavyzdžiui, lyginant su Logitech Super Light Pro, kuri kainuoja 120 eurų ir pagal svorį ir pagal svorį techninės galimybės yra panaši. Bet nusipirkę Logitechą tikriausiai programinį įrangą neprašausit, čia gausit programinį įrangą šlamštas. Bent jau mano tokia patirtis buvo. Kartais ta programinė įranga veikia gerai, o kartais jinai tiesiog neveikia. Tada tu perkrauni kompiuterį ir jinai vėl tada veikia. Tai reiškia, kažkur programinė įranga yra kažkoks sensorius, kažkoks servisas susijęs su pelės valdymu. Kol jisai yra aktyvus arba veikia, tol nustatymai gali būti sinchronizuojami. Jeigu servisas pasikoręs arba nebeveikia, tai nustatymai negali būti sinchronizuojami. Bet lygiai taip pat su pelės baterijos indikatorium. Baterijas, jeigu pradeda baterija baiginėtis, jums čia sumirksi raudona lemputė, taip greitai, mirk, viskas. Tu gali net nepastebėti. Tai kadangi jau sukasi Gigabyte Control Center apačioje, tai galėtų būti pliumpt mažytis notification fone, baterija, below 10%. Ok, tu žinai, kad yra laikas pasikrauti. Dabar tas gali būti toks, kaip man buvo, kažką darai, ten pasileidė žaidime, jau taikaisi, tu kažkaip pelė jau stringa, kas čia darosi, žiūri lemputę mirksi. Sorry, hebra, bet tai galėjot kažkaip išmest notification ar nežinau, ar dar kažką. Tai aš turiu dabar tas dar atsidarai langą, įeini pelę, nueini nustatymus, matai kamputyje bateriją. Tai padarai, jeigu jau prisukot 15 servisų, kad paleisti programinį įrangą, tai šone paleiskit dar vieną servisą, kuris mane notificationą išmes, arba bent jau prie laikrodžio parodys raudonai 20% left ar 15% left, o dabar pats turi susigaudyti. Adapterį jo laikyti vietos yra kur, tai kaip ir čia tokia neipatinga tragedija, bet vėlgi ne visą adapterį galėsit laikyti, tik tai tą dalį su Type-C, perėjimą turėsite patys pasirūpinti. Tokia, sakyčiau, dviprasmiška situacija, galbūt, jeigu man dabar reiktų pasirinkti, sakytų, ar grįžti prie M5, ar naudosiu toliau M6, aš tikriausiai grįžčiau prie Aorus M5 laidinės pelės, kuri vėlgi net ir pigesnė buvo, bet kadangi jau nusipirkau M6, tai taip jau kankinsiuos ir atsakysiu savo žodžius. O jum ką galiu pasakyti,
na, jeigu turite daug gigabaitų komponentų savo sistemoje ir mėgstate sinchronizuoti ledus ir panašiai, jo, galite surizikuoti, bet jeigu sakot, o gal reikia pabandyti, nebandykit. Kankinsite su jautrumu, teks kaip man žaidimuose susimažinti sensitivity, nes šitas mygtukas, kuris keičia DPI, jisai nelabai kažką jų. DPI pakeičia, bet sensitivity vis tiek būna didelės, ypač, tarkim, kokiuose žaidimuose, kur reikia daug taikytis, tai norisi mažo sensitivity, kad būtų pats geriausias, tas ir turi tik žaidime keistis, negali on the fly, tipo, dabar man reikia greitai, dabar man reikia lėtai. Tai tas kaip ir irgi nekeičia. Norėjau per šitus mygtukus nusistatyti sensitivity, bet tokio feature'o per makrosus neradau pačiame appse. Tai labai daug ant popieriaus gražu ir gerai atrodo, bet realybėje ne. Nebent esat toks vargšas, kuriam patinka kankintis su gigabaitį įranga, tai, galima ir pasikankinti, bet ne kitaip. Tai šiam kartui tiek. Tikiuosi patiko, arba bent jau buvo juokinga, o kitam kartui pabandysim aptarti gigabaitų monitorių 4K, kuris, manyčiau, turėtų būti vertintas šiek tiek geriau nei ši pelė. Taip kad šiam kartui tiek ir ate.